Mes, kai gyvenam savo gyvenime, mes turim rutiną. Kas yra rutina? Jinai leidžia išvengti sprendimų. Kažkoks patogus būdas, jis gan efektyvus, nes jis nereikalauja pastangų. Ir paprastai mes prisitaikom ir tada bum šventė. Ir per šventę mes turim priimti sprendimus, mes turim tartis ir mes negalim važiuoti kaip yra įprasta, kaip ir per atostogas beje. Mes nepradedam pyktis, tiesiog tie konfliktai, kurie yra tarp mūsų ir tūno, jie išlenda į paviršių. O kaip tau atrodo? Atsiranda kažkokie lūkesčiai vienas į kitą, kaip tas žmogus turėtų elgtis tam tikrų šventinių periodų. Kaip mes norime jaustis patys per savo šventes ir kartu noras, kad kažkas kitas padarytų, kad mes taip jaustumės. Tu man padaryk šventę, brangioji. Padaryk, kad man būtų smagu. Čia iš tokio bejėgiškumo, tą savo lūkestį išpildyti pačiam ir bandymas permesti atsakomybę į kažką kitą. Yra sukilęs stresas ir tada iš to streso mes, aišku, daug reaktyvesni tampam. Tai yra tie konfliktai, kurie tūna, tada mes stresuojam ir tada tie vaikai taip šnai ir įtampa sumažėja. Taip, vaikai nori balionėlį susirinkę, pink. Bet jiems sunku gyventi įtampą, žinai, nuolatos zvimbia.